Straipsnio pradžia. Prieš 700 metų, 1251 metų pradžioje Lietuvos valstybės kūrėjas, didysis jos kunigaikštis Mindaugas, apsikrikštijo su savo šeima ir dideliu lietuvių būriu. Popiežius Inocentas IV savo bulėje nurodo, kad krikštą priėmė didelė daugybė lietuvių pagonių, numerosa multitudo paganorum lotyniškai. Apie savo krikštą Mindaugas painformavo popiežių, pasiųsdamas delegaciją ir prašydamas priimti jį bei visą lietuvių tautą į savo globą. 1251 metų Liepos 17 diena popiežius Inocentas IV raštu pareiškė, kad jis su džiaugsmu sutinka globoti Mindaugą ir visus jo krikščionis. Popiežius kreipėsi ir į kaimyninius vyskupus, kad jie paremtų Mindaugą pradėtą Lietuvos krikščioninimo darbą. Pirmuoju Lietuvos vyskupu buvo paskirtas vokietis Kristijonas, o jam talkininkavo pranciškonai ir dominikonai. Maždaug tuo pačiu laiku buvo paskirtas ir kitas vyskupas dominikonas Vytas, kurį įšventino Gniezno arkivyskupas. Pirmoji vyskupija buvo įkurta Žemaitijoje, Raseinių ir Betygalos srityse, o antroji pietinėje Lietuvoje Jotvingių žemėje apie Veisiejus. Iš abiejų vyskupijų Mindaugas pasiryžo sudaryti Lietuvos bažnytinę provinciją, tiesiog priklausančią nuo Švento sosto. Inocentas IV šį Mindaugo norą nuoširdžiai parėmė. Vyskupas Kristijonas pasiekė ištikimybę pačiam popiežiui.